Kartu šitą gal nuimti? Ne. Ne į tą pusę, reikia į tą, į mane. Gali? Apie šitą, čia kas čia? Kas čia parašyta? Aha. Čia parašyta pienas su kokosais ir ryžiais. Įsidėk į mikrobanginę pieniuką, kad pašiltų gerai. Pasimk šaukštelį. Pažiūrėk, aš tau laikau. Looks like you're changing and all. But why didn't you call? Something in the air, always something in the air. Inexplicable, I can feel it in the air. Can you feel me? Can you feel me? Can you feel me? Greičiau, nes neiškeps. Dobro, biškį man. Do you miss me at all? Wow! Na tai kokie blynai. O! Aviskim. Oho! Aviskim. So many years has gone by, but I think about you all the time. Nu va, kaip gavos, taip gerai. Vienas. Pakelk, aukštai. Aukštai pakelk. Va, padėk aukalę. Nu ir gal dažyk. Matai, čia yra tokie iškilimai, matai? Juos gali skirtingom spalvytėm nudažyti. Čia tėtis padarė. Nu, žiūrėk. Dabar sudedu 4 korteles. Žiūrėk, tokias taisyklės. Kas čia briedis? Užversk. Užversk. Dabar kitą atversk, kokią nors kitą. Kas čia buvo? Aš kirpau namus. Nu, kitą atversk. Kas čia? Briedis. Oho, dabar kur buvo briedis? 2 briedžiai, jei, radom. Gerai, dabar ieškom kitą. Vieną, dabar kokią nori atversk. Mešką, padėk atgal. Dabar kitą kokią nors atversk. Kas čia? Kur meška? Ruonis. Meška, kur dar meška buvo? Prisimeni? Kur buvo meška? Jei, daug man šaunuolės. Nu. Nežiūri? Aš jau šitą. Ką? Nelaižyk, Leonardai. Pažiūrėk. O, kur dar vienas ežiukas? Su Adamu šiaip žiauriai lengva, nes jis suvalgys viską, ką aš jam padarysiu, ką. Žinai, ką čia dėjau, Lukai? Pirmą dėjau tą kalafiorą ir green beans šaldytas, po to sumaliau jas abidvi, kai išvirė kaip padažas gavas, tada išviriau lašišą sutraiškiau
Ir gluten free pasta, nes gluten free pasta labai lengvai tirps burnoj. Išmokino matoma, kaip gerti iš gertuvės. Semk taip, su šaukštu. Pats. Aš tau padėsiu. Tau padėti, žiūrėk. Kitą pasiruošti. Va taip. Nesinervuok. Oi. Nesinervuok. Nuimkim, aš tau padėsiu. Nori pats? Nori pats? Imk, va šitą, va. Nori šitą? Tam. Norite? Kai buvom Anglijoj, parsivežiau porą produktų iš Fenty Beauty. Kas seka TikTok, Instagram'e galbūt jau matėt, ten įkėliau video, kaip juos išbandžiau, bet kas nematėt, pabandysiu dabar kartu su manim. Nusprendžiau su jumis pasidažyti ir parodyti tokią kaip plius minus mano dabartinę makiažo rutiną, nes jau gan seniai to nedariau ir neupdeitinau jūsų. Ką parsivežiau iš Fenty Beauty, šiaip, kas mane žinot, aš makiažo labai daug neperku. Visų pirma, aš turiu jo labai daug ir neįmanoma man vienai išnaudoti tiek, kiek aš turiu, tai aš stengiuosi nepirkti, bet kažkaip Fenty labai seniai norėjau išbandyti, tikrai žinau, kad man niekas tų produktų neatsiūs, tai tiesiog ėmiau ir nusipirkau. Pasidovanau savo gimtadienio progą. Nežinau, pavyzdžiui, už tuos 2 produktus sumokėjau gal 60 svarų ir kažkaip tokie šiaip plius minus pinigai į balą, bet ir ne, nes kažkaip labai norėjau, bet vien dėl to aš neperku tų naujų makiažo produktų, nes makiažas brangiai kainuoja, o aš makiažo turiu labai daug, tai kaip ir nereikia man, bet va, kartais, karts nuo karto vis dar kažką naujo išbandau. Tai aš prisivežiau šitą lazdelę, kontūravimo lazdelę, pasiėmiau tokį šviesesnį atspalvį, atrodo tokia labai šviesi, atrodo kaip pudra, bet iš tikrųjų man tas atspalvis tinkamas kontūruoti ir tada sausą bronzą. Atrodo, štai taip, tai aš jau išbandžiau abu šios produktus, tai iš tiesų man labiau patiko sausa bronza. Nežinau, labai gražiai išsimodeliuoja veidas. Šita lazdelė visai nebloga irgi, bet jeigu, tarkim, reiktų pirkti tik vieną produktą, tai pirkčiau tikrai tik sausą bronzą, nebepirkčiau tos lazdelės. Dar nieko neturiu ant veido, aš užsifiksuoju plaukelius. Nepagailiu to gelio. Stengiuosi padengti visus plaukelius ir tada jų neliesti, kol uždės. Gerai, man reikėtų pasidėti kažkur veidroduką, kad jis taip būtų, nes labai nepatogu. Aš tepu pudrą ir dabar tokią naują pudrą naudoju iš Eva Garden Cosmetics, atrodo ji štai taip. Tokia jinai matinė, gan gerai maskuoja, matot, aš dabar turiu šiek tiek aknės. Aš asmeniškai jokių primerių nenaudoju, galbūt reikėtų, bet nelabai naudoju iš jų. Nu, ta pudra tai tikrai labai gražiai atrodo ir tokia nei matinė, nei nematinė, nežinau, tokia labai įdomi, bet labai gerai laikosi ant veido odo ir gražiai atrodo. Maskuoklį naudoju naują, nemanau, kad čia yra pirkti, bet iš Juvia's Place ir kai buvau super draugė, man atrodo, Anglijai, pamačiau šitą maskuoklį. Niki tutorials, ką žiūrėdavot per YouTube ar dabar žiūrit, ji naudoja paletę, akių šešėlių paletę iš Juvia's Place ir kažkaip aš prisiminiau, kai pamačiau tą standą ir labai pigus maskoklis, gal buvo 5 svarai ir jis toks didelis, žinot, atrodo kaip pudra, tas šepetėlis toks didelis ir aš netgi prisimenu, kad Jin kažkada Niki tutorials bandė šitą maskoklį ir sakė, koks jis geras ir taip toliau, tai aš tikrai negalėjau atsispirti, tai nusipirkau pabandyti, iš tiesų maskavimas tai yra superinis, uždedant visų vietų, kur turiu raudonę ar kažkokį tai spuogą. Bet man patinka dabar pastaruoju metu taip išviesinti labai tą zoną, ypač dėl to, kad mano paakiai šiek tiek tokie pavargę, pajuodę, tai aš gerai juos užmaskuoju, o po to su bronza pasimodeliuoju visą veidą ir atrodo viskas normaliai. Na ir dabar aš jums parodysiu
šituos 2 produktus iš Fenty. Tai visų pirma lazdelė, kurią geriausia būtų pašildyti ant rankos. Štai taip. Ir tada tepti ant savo veido odos. Šiaip tas atspalvis atrodė toksai šviesus, bet kai užtepi jis toks šiltas. Man tinka tokie šilti atspalviai bronzai. Tai aš paimu nuo rankos su kempinėlė ir tiesiog ten, kur tepčiau bronzą, pasimodeliuoju. Aš dar taip pereinu per tą T-zoną, kad viskas susilietų. Bet kaip matot, tikrai gerai atrodo. Dabar visą tą maskuoklį ir šiaip T-zoną man reikia užfiksuoti. Tam aš naudoju pudrą iš Sensai kosmetikos ir man tokia, nežinau, pati geriausia. Čia jau mano kaip ir antras indelis. Labai rekomenduoju, labai neišsausina veido odos, labai gražiai atrodo, atspindi šviesą. Tikrai labai patenkinta šitą pudrą esu ir jin tokia labai smulki, tai nesubėga į raukšleles ir visa kita. Pasiemu aš jos taip pat ant kempinėlės ir fiksuoju paakius. Taip pat nosies kraštukus. Visą T-zoną su praktiškai tuom, kas liko, tai aš labai daug tos pudros neėmu, bet T-zoną. Dabar, kai užsifiksavau, pasiemu tokį purų šepetėlį, bet šiek tiek mažesnį tokį. Užfiksuosiu šlapią bronzą su sausa bronza. Tikrųjų, jos taip nukratyti ir nereikia, nes tikrai labai gražiai sklaidosi ir nepalieka kažkokių plėmų. Visą tą modeliavimą ir sklaidimą nuo plaukų šaknų ir eiti žemyn, kada nepradėsiu nuo vidurio. Modeliavimą užbaigiu ties akies vidurio. Labai geras atspalvis, toks švelnus ir šiltas. Aišku, ta lazdelė irgi nieko, bet jos yra šiaip mažai palyginus. Ir sausas produktas visada laikys jums ilgiau. Ir turėsit jį ilgiau. Dabar, jeigu norit, tai galit pasimti kažkokią tai tokią pudrą su atspalviu ir aš naudoju Golden Rose ir patvarkyti kontūrą, kad jis ryškiau matytųsi, tarkim. Šiaip gal atrodo, kad čia daug produktų ir kad ilgai užtrunku, bet šiaip, kai pati va taip prie veidrodžio greit reikia pasidažyti, tai neužtrunku daugiau negu 10 minučių. Tai jeigu kas norit to rudo pieštuko, kur naudoju aš kas antrame savo video, tai Nykso numeris yra, taip pasakysiu, SPL 811. Adamai, ką tu čia darai? Gal jau užteks? Gal jau užteks? Ką? Gal užteks čia tuotis? O, kas čia yra? Labai baisus oras laukia, tai visas dienas lyja lietus ir niekur tu negali eiti. Ar tu nori miego? Tai šiandieną buvo kažkaip gražiau, prasivaikščiojom 3 valandas su Adamu. Bet aš dar nelabai kažką ir išėjo pasidaryti. Aš esu panda. Ir žinot, ką aš pastebėjau tokį labai įdomų dalyką. Aš norėjau kaip rotatinti žaislus, tai toks kaip dalykas, kai tu palieki kažkiek žaislų ir tada tuos, kuriuos palikai, po tarkim 2 savaičių suslepi ir padedi naujus žaislus. Bet aš ką pastebėjau, kad iš tikrųjų tuos žaislus, kuriuos paslepiau, Leonardas jau net neprisiminė ir net neturi intencijos su jais žaisti, tai aš pagalvojau, kad kiek iš tikrųjų jis nereikalingų turi daiktų, nes kaip pagalvoji, tiek Leonardas, tiek Adamas, jie visada užsiema ir žaidžia su tokiais visokiais kitokiais dalykais negu žaislais. Aišku, žaidžia ir su žaislais, bet ir paprasti tokie namų buitiniai dalykai gali būti žaislai. Nori miego. Nu, šiaip mes biški tokie sargam, tai matyt nori miego. Nu, gerai. Na? Šitiek obuolių. Oho! Čia tu supjausi? Obuolis eina magot? Ne, dar neina biški, bet jau toks jis norėtų miego, žinau. Mama! Na? Mano tėtis padėjo. Tau tėtis padėjo pjaustyt? Tavo triusikėliai čia.
Dysoną dabar aš turiu apie 4 mėnesius galbūt, tai jau dabar pagaunu, kaip reikia sutvarkyti savo plaukus, tai aš juos susiformuoju maždaug taip, kas, kaip ir aš nežinau, kaip tvarkyti savo plaukais, norit, kad jie tiesiog gražiau atrodytų, gražiau išsifanuotų, tai Dysonas yra toks kaip pagrindinis pirkinys, ką jums reikia nusipirkti, nes visi tie visokie suktukai, tiesintuvai ir taip toliau ir panašiai kenkia plaukui ir plus aš nelabai moku su jais elgtis, jeigu jūs mokate viskas sakai, bet su Dyson man viskas taip paprasta ir tos garbanos tokios gražios ir nepakenkia plaukam, nu žodžiu, tikrai mano didžiausias rekomendacijos. Ką? Palauk, Dane, aš tuoj ateinu. Aš tave myliu, aš myliu, aš myliu, aš myliu. Adamai, aš tave myliu, aš myliu, aš myliu, aš tave myliu. Akuku. Akuku. Будь ваша мама, будь. Myliu, aš myliu, aš myliu, aš. Einam daryt valgyti. Gerai. Tik aš galvoju, tas sūris tai neįsileidus, ane? Gerai, šitam. Kaip galas. Žiūrėk, įdėkim čia. Oi, broliui kamaliuką duok. Broli. Ei. Čia įspūdų man. Palauk, aš kur valgysiu. Nežinau, ar čia išeis iš tikrųjų. Na, broli, lyskim. Pasislinksi? Na. Broli norėjo būti. Kaip tu gražiai čia spalvini? Neišlendi? O ne, gražiai labai. Buvom tam Helovyno parke. Įspūdžiai iš tikrųjų labai geri, visai patiko mums visiems, kažkaip netgi labiau negu praeitais metais, tai kas galvoja, tai tikrai važiuokit. Šiaip Leonardai buvo gan baisu, nes buvo labai daug animatorių, kurie buvo persirengę ten visai ir gąsdino klounų tema. Tai man šiaip klounų tema, žinau, tokia gan baisi yra, tai jo, buvo šiaip įdomu ir tas toks labirintas ten išgąsdino mus, ten jau pirmą su mama, po to su Luku. Bet šiaip pasistengė tikrai daug viskų dekoracijų ir tikrai smagu viską pažiūrėti. Dar pavalgėm Šeduvos malūnę, pirmą kartą ten valgėm. Šiaip kainos gan pigios, tai va, jeigu važiuosi ten, būtinai pavalgykit kažką ir nueikit pažiūrėti Helovyno. Šiaip tie animatoriai tokie gan draugiški, ta prasme, jeigu mato, kad vaikas bijo, ten specialiai negąsdina, tai manau, kad galit su mažais vaikais. Leonardas nebuvo ten, kad vargtų ar kažkas, tik sakė, kad bijau, tai va, Lukas paneždavo ir viskas. Nosis bėga, biškis sargam visi. Va, tau pavyks? Žiūrėk. Opa. Opa. Na, kur tas? O, tau pavyko. Kieta? Žiūrėk. Pupti. Smagu? Na, žiūrėk.
Ui, mama įmetė netytį dabar. Aš, žodžiu, makiažą turiu kokius gerus 4 stalčius ir jis yra toksai senas makiažas, kurį aš naudojau daug metų, kitos paletės ten 4 metų, 5 metų senumo ir aš kažkaip vis dar jas laikau. Bet nežinau kam, nes aš tokios nuomonės, kad makiažą nereikėtų kolekcionuoti, jis yra naudojama, bet man fiziškai, aš net negalėčiau išnaudoti visų tų produktų, nes jų yra per daug. Kiek galiu, aš tiek padovanoju, bet kitos paletės, žinau, tokios 4-5 metų senumo, jos netgi jau galiojimai pasibaigia plius minus praktiškai. Tai net negali jų dovanoti ar atiduoti kažkam, tai aš, man atrodo, jau pasiryžau tikrai persitvarkyti ir išmesti tai, kas nereikalinga, nes visada persitvarkau, bet vis tiek dar, žinot, laikau tuos nereikalingus dalykus. Net nežinau, kodėl, žinot, sunku kartais atsisveikinti, sunku išmesti kažkiek prisiminimai, bet man atrodo, dabar tikrai reiktų tik pasilikti tokius praktiškiausius produktus, kuriuos naudoju, arba tuos, kuriuos laikau atsargai, kai ten tie, kurie naudoju, pasibaigs ir naudosiu kitus. Tai, man atrodo, reikėtų tikrai tą padaryti, nes dabar nenoriu aš kolekcionuoti to makiažo, suprantat, nenoriu, kad jis tiesiog stovėtų 4 stalčiai, kur matyti. Dabar kokia 10 valanda, Leonardas tėčiu prausėsi, Adamas užmigdytas ir aš galvoju, ateisiu čia pasišnekėsiu su jumis, nes kažkaip sugalvoju įsijungti kamerą ir pasišnekėti. Man, žinokit, visai taip atrodo, aš turiu būti ir YouTube, ir TikTok'e, ir visose žodžių platformose, ir tų darbų kažkaip prisikrauna, nes, žinot, būti aktyviai visose platformose reikalauja daug laiko ir to tokio dėmesio paskirstyto, ir kažkaip nesufokusuoju aš niekada dėmesio į vieną platformą, man kažkaip visada norisi būti visur. Bet dabar pagalvojau, tikrai atsisėdus, šiaip visą savaitę tokiuose apmąstymuose, kuri man platforma labiausiai patinka. Ir aš vis dėlto galvoju, kad man labiausiai patinka YouTube, nes čia tas gyvenimas toks tikras ir gali parodyti tikrus nesuvaidintus dalykus, labiau mane pažįstate ir kažkaip gali labiau išsiplėsti ir daugiau atsiskleisti. Todėl galvoju, kad tikrai noriu labiau fokusuotis aš čia YouTube ir daugiau su jumis šnekėtis, daugiau galbūt atsiverti, nes tikrai aš nedaug ką papasakoju jums, nes galvoju, ar čia jums bus įdomu sėdėti ir manęs klausytis, nes tikrai aš turiu daug minčių, kuriomis norėčiau pasidalinti, bet galbūt ne visiškai atsiskleičiu, nes net neįsivaizduoju, galbūt bijau, ką kiti žmonės pagalvos. Ir šiaip aš asmeniškai esu toksai žmogus, kuris šokinėja kartais nuo idėjos link idėjos, nuo vieno dalyko prie kito dalyko. Ir kažkas man neseniai pasakė, man atrodo mano draugė, kad jin buvo kažkokiuose kursus ir sakė, kad žmonės dažniausiai taip daro, kad jie turi daug idėjų, galvoja apie vieną dalyką arba apie kitą dalyką, nes kartais tu kaip asmenybė gali vienokia būti, tada kitokia būti, tada grįžti ir yra, ta prasme, normalu jausti tuos visus dalykus ir aš visada galvodavau, kodėl aš negaliu tiesiog nusistovėti prie vieno dalyko, visada norėti tik vieno, bet supratau, kad tai yra ne man ir mano asmenybė visada norės tai to, tai ano, bet ne visada aš įgyvendinsiu, žinot, tuos dalykus, kuriuo aš noriu, nes vieną kartą tu gali, pavyzdžiui, vieną dieną tu gali norėti ten turėti 4 vaikus ir būti ten namų šeimininkė, kitą kartą tau gali nusibosti tavo vaiką ir tu nori ten kažkokios karjeros ir panašiai, tai čia yra normalu jausti visus tos dalykus ir galvoti apie visus tos dalykus, aš manau, ir tik dabar aš tai suprantu ir leidžiu savo galvoti, apie ką aš noriu galvoti ir jausti, ką aš noriu jausti, nes visada būdavo taip, kad aš pagalvoju apie vieną ir pradedu daryti vieną ir tada neleidžiu savo galvoti apie kažką kitą, nes aš jau taip apsisprendžiau daryti ir taip turi būti, bet iš tikrųjų dabar supratau, kad viskas yra gerai, jeigu tu vieną dieną nori vieną, kitą dieną nori kito. Neįsivaizduoju, ar jūs supratot, ką aš noriu pasakyti, bet tokios mano vakare apmąstymai, tokios mano mintis. Neįsivaizduoju, visada stengiuosi daryti tų savo YouTube video, kad būtų daug veiksmo, kad būtų tokie labiau cinematiški, kad ne vien ten šnekėti prieš kamerą, bet aš galvoju, ar jums įdomus tokie mano visokie apmąstymai, mano mintis, kad aš tiesiog sėdžiu, taip ir šnekuosi su jumis. Įsivaizduoju, kad
čia sėdžiu ne aš su kamera, o čia sėdit jūs ir šnekatės atgal su manimi. O būtų faina iš tikrųjų, kada taip susitikti su tai žmonėm, kurie nori su manim pabendrauti ir tiesiog pabendrauti, prasidėti būtų faina. Galvojam nors ateityje. Bet jo, dabar šiaip jau esu labai pavargusi, nes kažkaip tas dienas aš taip pavargstu, Adamas dažnai keliasi, tokia visa pavargusi, tai jau eisiu miegoti ir susitiksim vėliau.